Kiek kartų jums teko išklausyti aplinkinių nusiskundimus dėl aukšto spaudimo, žemo spaudimo, inkstų ligų, gyslų, sąnarių? Tas sąrašas galėtų būti begalinis. O ką jūs jau žinote apie kokybiškus ir efektyvius produktus, kurie jums ir jūsų artimiesiems jau padėjo palaikyti sveikatą ir darbingumą? Kaip manote, ar atsiras jūsų pažįstamų, kuriems būtų įdomu, kurie nuspręstų pasinaudoti jūsų patirtimi ir pradėtų naudoti tokius produktus? Образ жизни современного человека далек от условий, которые способствуют долголетию и сохранению здоровья. Sibiro sveikata ruošia ir siūlo tokius produktus. Juose sudėti principai, kuriuos neabejojant galime vadinti unikaliais. Jau daugiau nei 30 metų įdirbio mokslo tyrimų centruose Rusijos ir prieš tai buvusios Tarybų Sąjungos medicinos mokslo akademijos Sibiro skyriuje. Nuo 1996 metų šie įdirbiai sėkmingai panaudojami Sibiro sveikatos produktuose, o jų receptūros pastoviai tobulinamos panaudojant naujausių mokslinių tyrimų duomenis. Sibiro sveikatos gamybiniai pajėgumai leidžia realizuoti pačias drąsiausias mokslinės idėjas, užtikrinti aukštą kokybę ir konkurencingas kainas. Korporacija Sibiro sveikata turi didžiulę klinikinių tyrimų duomenų bazę. Duomenys šiems tyrimams reguliariai pasiekia korporacijos mokslinį tyrimų centrą iš pagrindinių medicininių įstaigų visoje Rusijoje. Корпорация «Сибирское здоровье» обладает самой обширной базой клинических исследований своих продуктов. Данные для этих исследований регулярно поступают в научно-инновационный центр корпорации из ведущих медицинских учреждений России. Korporacija Sibiro sveikata turi eilę savo įdirbio patentų, kurie sako apie valstybinių korporacijos produktų unikalumo pripažinimą. Visa tai leidžia mūsų klientams tikėtis pačių naujausių sprendimų profilaktinės medicinos srityje. Dažnai, kai žmonės išgirsta žodžius biologiškai aktyvūs preparatai, sako, bet juk tam reikia būti gydytoju. Arba kiti sako, jei jūsų preparatai tokie efektyvūs, kodėl jie neparduodami vaistinėse? Brangieji, mano 15 metų darbo patirtis profilaktinės medicinos srityje akivaizdžiai parodo, kad tam, kad užsiimti profilaktiką, visai nebūtina būti gydytoju. Svarbiausia, kas reikalinga, tai jūsų tikras noras būti sveiku. Nė viena vyriausybės iniciatyva nepadarys tautos sveikesnės, jeigu kiekvienas mūsų nors kažkiek neprisidės gerinant savo ar artimųjų sveikatos. Pagrindinis Sibiro sveikatos verslo instrumentas – tai realūs faktai iš tų žmonių istorijos, kurie reguliariai naudojant kompanijos produktus sugebėjo žymiai pagerinti savo sveikatą. Šiuolaikinė medicina tik patvirtina senovinę tiesą. Neįmanoma gydyti ligos, galima gydyti tik patį ligonį. Todėl šiandien pagrindiniu momentu daugelio chroniškų ligų gydyme yra taip vadinamų ligonių mokyklų atsiradimas, kuriuose žmonės susitinka ir dalinasi tarpusavėje ligų nugalėjimo patirtimi. Korporacijoje Sibiro sveikata apjungtos 10 000 žmonių patirtis, kurios parodo realius rezultatus. Ir mes daliname su kitais nauja, sveikesnio gyvenimo patirtimi. Mes rodome realų pavyzdį, kiek daug galima savo organizme pakeisti. Būtent dėl to korporacijos Sibiro sveikatos produktai neparduodami vaistinėse. Предлагая людям любой из наших продуктов вместе с красивым дизайном
и научно обоснованным составом, мы даем им самое главное. Мы делимся с ними. Siūlau žmonėms bet kurį iš mūsų produktų, kurie įpakuoti gražaus dizaino pakuotėse, kurių sudėtyje moksliškai pagrįsti ingredientai. Mes duodame svarbiausia, mes daliname su jumis savo patirtimi, savo rezultatais ir savo liudijimais to, kaip gali pakeisti jūsų sveikatą. Šito nenusipirksite nei vienoje vaistinėje. Svetainėje silvalio.com jūs rasite informaciją apie korporacijos produktus ir valstybinius patentų produktus. Galėsite susipažinti su klinikinių tyrimų rezultatais, biologiškai aktyvių papildų naudojimu esant įvairiems susirgimams. Ir nepamirškit skaityti tarp eilučių, juk daugiametė mokslinių tyrimų patirtis, pati moderniausia gamybos praktika ir pastovus receptūrų tobulinimas, visa tai tik mūsų asmeniško noro išdava būti geriausiams. Gaminti tik patikimiausius ir efektyviausius preparatus. O svarbiausia, dovanoti žmonėms sveikatą, Sibiro sveikatą.